Labas rytas, mėlyjeji, taigi šiandien susitinkame naujame video ir norėčiau būtinai paraginti jūs paspausti like ir subscribe mygtuką apačioje, kad pamatytumėt mano video dažniau. Pas manęs tokios intensyvios savaitės buvo ir sirgimų ir planavimo austėjos gimtadienio, tai buvo susirinkę iš tikrųjų daug šeimos narių ir šiek tiek draugų atvyko, tai visai gerai praėjo gimtadienis. Austėja buvo tikrai patenkinta, laiminga tarp tiek daug žmonių ir buvo draugas Vincentas atėjęs, irgi vyrukas mažas, tai buvo labai smagu. Tai gimtadieniai praėjo, šiek tiek įdėsiu kelis kadrus iš Austėjos pirmojo gimtadienio, kad pamatytumėt, kaip buvo paruošta viskas. Big vlog, big back. Big deal, 1 year. И мне повезло. Вася! Valio! Valio! Norėjau pasidžiaugti vienu pirkiniu, kurio tikrai labai greitai svajonė išsipildė ir tokia svajonė čia yra, jinai nėra brangi, bet man tai labai gražus daiktas. Kažkaip man tie visi daiktai jų gražus, tai va parodysiu. Čia yra Smeg. Čia tikrai ne reklama yra, čia aš pati nusipirkau ir tiesiog man labai gražu ir aš noriu parodyti. Čia Maxima pasileido, turi tuos lipdukus renkant, man atrodo, peiliai yra su lipdukais surinkus, tai va jau surinkau 20 lipdukų. Tai 2 peilius nusipirkau, šitie yra iš senų peilių, tai šitos dar kol kas palikau, nes neturim tų mažesnių. Tai, o šitas buvo su kortele, man atrodo, laikiklis, tai vietoj 99 eurų, tik 30 eurų su kortele kainavo. O Austėja, o ką tu čia darai? Čia negalima, čia yra šiukšlės. Čia yra murzina ir mes nečiupinėjom tų šiukšlių. Taip? Ačiū. Ačiū, kad uždarai. Šaunuolė, taip. Tai va, tai pavyko kol kas tik tai 2 peilius įsigyti, bet kaip matote, čia yra 5. Tai va, tai dar reikės pakaupti. Reikės ir tų mažių peiliukų 2 ir dar yra duonos peilis. Einame miegoti. Parodyk, kur einame miegoti, Austėja. Tu visą laiką mane nuvedi, kur reikia miegoti. Šaunuolė. Va, čia reikia miegoti, taip? Va, ir Austėja išsiprašė dar vieno daikto. Kaip matote, jau guli pas mus meškinas didelis. Šitas jau nebeįdomu. Tai va, išsiprašė vakar parduotuvėje, labai norėjo. Tai nupirkom kalėdam meškiną didžiulę. Jai taip ir labai patinka tie meškinai. Parodysiu, koks yra procesas migdymo Austėjos. Gal bus įdomu kažkam pamatyti. Gal naudinga kažkam. Einame miegoti. Tai va, iš tikrųjų labai nėra lengva nufilmuoti, kaip aš ją migdau, nes sunku ir jinai makaluojas, ten reikia man, kartais aš ją taip turėjau apkabinti ir šiek tiek taip plinguoti lovoje, kad užmigtų.
nes aš jau rankose jos nebelinguoju jau senai. Kažkaip jie taip palinguoti, arba jinai pati užmiega, bet tada ilgiau užmigdosi, jeigu pati vartosi ir vartosi tenai. Tai va, tai norėjau dabar biškį, kad greičiau užmigtų, nes jinai anksti atsikėlė, vėlai tai yra atsikėlė, gavos taip be 28, tai labai sunku užmigdyti ją dabar, be 20:10 tik tai užmigo, net be 10, gal 10 užmigo dabar tik tai. Toks mažas tarpas praeina ir labai sunku užmigdyti ją, nes mums reikia į mokyklą jau 11 išvažiuoti. Tai bus po to be miego. Tai bent jau dabar valandėlę gausis, kad išmiegos ir važiuosim jo. Tai va, tai einu ruoštis, einu biškį makiažą užsidėsiu. Reikia surasti 4 dieną. Štai čia. Čia yra veganiškas advento kalendorius. Vis laiką Rimi parduotuvėje jo randu. Va, ostėje įdėsiu buteliuką, pašildžiau, įdėsiu šitą košytę ir įdėsiu va šitų. Tokie visai geri, suėjo, vakar buvom parduotuvėje, tai valgė, kol preikinamės. Na va, jau grįžome iš mokyklėlės, visai neblogai sekėsi iš tikrųjų šiandien mokyklėliai, labai patiko austėjai, nes kažkokia šiandien aktyvesnė buvo, nors jinai ir mažiau išmiegojo pokaičio, bet mokyklėliai tokia aktyvesnė, mačiau buvo, nes jau buvau sunerimus, galvoju, tokia neaktyviai toj mokyklai būna. Nu, pradžioje visi vaikai buvo tokie santūrus, po to jie kažkaip prasivaikščia, prasijuda ir jau viskas gerai jiems ir tada ir paskambinti nori ant galo su tuo skambučiu tokiu, kur duoda varpelį paskambinti. Tai va, tai labai smagiai šiandien praleidom laiką ir dovanų gavome. Dabar grįžome namo ir šildau sriubą. Tai va, buvo tėtis čia pagaminęs iš šaldytų daržovių, iš brokolio dar įdėjo, morkų atskirai dar įdėjo, žirnelių. Tokį vat sriubėną. Tai va, šildau tą sriubėną. Pašildysiu ir aš austėjai patys skystį pati paduodu iš savo lėkštės, bet jei iškrapštau visus produktus ir dedu į lėkštę, tai gaunas tokia kaip beveik košė, beveik tokia košė, beveik, žinot, tokia atskiros sriubos dalis, o vat sriubos pasiribė iš mano lėkštės. Va, gaunas tokia košytė, dar įdedu sojų grietinėlės jai. Ir va, kaip tokia kaip košytė gaunasi su visokiais, sojų šparaginiam pupelio, su visko, tai jinai labai skaniai valgoma. Ir pilno grūdų danelės turim. Žirneliai, morkytės, brokoliai. Skanu. Ar įskyščio? Šaunuolė.
Nu va, Austėja pagaliau užmigo. Pati užmigo šį kartą, tai pinuką atsigėrė ir tada tiesiog bandė užmigti pati. Užmigo ilgai, jinai ten vartės ilgai. Bet pagaliau užmigo ir aš biškai jau buvau įsnaudus, bet kažkaip nepatogu pasidarė. Tai galvoju, einu, aš kažką įsijungsiu, savo pasilinksminti, linksmo pažiūrėti. Tai va, tai dabar biškai pačilinsiu, pailsėsiu. Ir dar norėsiu jums parodyti, kai Austėja atsikels, ką aš Austėjai padovanojau gimtadienio progą su vyru, ką mes padovanojam. Tai gal bus įdomu. Ir pasisemsit idėjų, ką pirmą gimtadienio progą dovanoti, nes, na, kaip ir vaikas dar, kol tokia mažytė nelabai atsimena kažką. Tikriausiai. Ir, na, tai manau, kad svarbiausia tokios reikalingesnės dovanos yra, kurios praktiškesnės yra ir galbūt reikalingos būtent jai. Tai va, tai mes parodysiu, ką nupirkom. Tai va, kaip ir sakiau, noriu jums parodyti, ką Austėjai padovanojame gimtadienio progą. Tai užsakiau kur kas anksčiau prieš gimtadienį, prieš mėnesį, gal daugiau, baldą. Tai yra knygų lentyna ir čia dar 2 stalčiukai yra. Tai va, knygoms susidėti yra. Labai daug vietos, iš tikrųjų, mes atrodė taip, turim daug knygučių, bet dar vietos liko, tai čia daug dar tilpstų knygučių, labai fainiai. Ir visai gan aukštas yra palyginti va su kita dovana, tai visai gan aukštas, tai dar Austėja turi priaugti šitą baldą, nes jinai gan mažutė dar kol kas. Tai va, tai čia pasilipus, atsistojus galėsime vėliau žaisti su kaladėlėm, su kažkuom, kom tik tai norės. O viršui dar yra, mato, toks skyrelis padarytas knygutėm susidėti. Tai čia irgi nemažai dar telpa visokių sąsvinukų knygučių. Tai viskas labai tvarkingai atrodo. Va, matot, čia va, viskas susideda visokios kaladėlės, visokie tokie pianino, visokie va, duplo lego ir panašiai, va tokie smulkios detalės, kurios netelpa. Ir va čia užklijavau šiandien lipdukus, gavom iš mokyklėlės dovanų. Tai va, kad būtų parašyta ir Austėja mokintųsi žodžių, kas čia yra sudėta vidui. Taip, Austėja. Va, Austėja valgo obuoliuką, skanus obuolys. Labai mėgsta vat obuolį, būtent, kad visą paduodu aš jai atkandu gerą gabalą, kad jai nereikėtų nuo odos pradėti, o galėtų įkandinėti ten, kur jau kasta. Atkandu ir paduodu ir jinai nešiojas ir valgo, va taip griaužinėja. Tai jai ir smegenytėm gerai pasikasyti, kai yra dygstantis dantukai ir to pačiu labai sveika šiaip valgyti obuolį. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jinai tą daro, kad valgo, kad turi tokį kažkokią įprotį ir dalyką. Tai va, dabar paskaitysime knygutes. Ir pačilinsime namuose. Antrą dovanėlę norėjau parodyti. Jau tikriausiai gal ir matėte vlogose, gal ir nerodžiau, nežinau. Bet va, nupirkome virtuvėlę, jai irgi gerokai prieš mėnesį gavosi nupirkti jai šitą daiktą. Ir spėjau labai greit sustatyti, net nepavyko man jo išlaukti iki gimtadienio. Bet tik šitą va atėjo grinai dieną prieš gimtadienį, tai pasisekė. O šitą anksčiau pastačiau, bet jinai ir žaidžia su ją, tai nieko nesigailiu, kad anksčiau pastačiau. Tai va, o šitą tiesiog užsakiau iš pigų, man atrodo, .lt. Faina virtuvėlė, bet nėra didelė, tokios jas nėra didelės, bet pakankama, man atrodo, kad daug vietos neužimtų namuose, bet to pačiu ir vaikui būtų veiklos, kažkokios papildomos žaisti. Tai ką? Tai atsisveikinu šiandien su jumis, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir laikant video. Ir susitiksime tikriausiai neužilgo su nauju video. Ate? Ate, parodyk ate. Ate. Ate parodyk. Ate. 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 Ate parodyk. Ate. 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 Ai, šaunuolė. Šaunuolė, ate. Gražią dienelę avies vynuogyne rinkos miestiečiai žiūrėti žaidynių.
Gurkšnodami vynuogių sultis geltonas, gyvūnai išrinko šauniausią beždžionę. Oi! Paskelbtas lenktynės, pavykite kiškį, bet niekas nedrįso, stovėjo išblyškę. Esu aš smarkuolis ir tuo bėgsiu sprintą. Ir spaudinėjai. Tu filmuoji.